kodėl, jūs paaiškinkit, nupirkta 14 milijonų, kada mūsų yra ten 2,5, o atmetus vaikus, tai ten 2 milijonai ta skiepijimo rinka. Tai nieks neatsako į tą klausimą, visi apsimeta kažkokias kvailelės. Sveiki. Šiandien mūsų laidos svečias Vytautas Abraitis, medicinos mokslų daktaras, akušeris, ginekologas, vienas iš sveikatos teisės instituto steigėjų. Sveiki, Vytautai. Sveiki, Vytautai. Šiandieną Lietuvoje tiek universitetų, tiek institutų, kam buvo reikalingas dar vienas sveikatos teisės institutas, nes jūs esate vienas iš jų įkūrėjų. Kam jūs įkūrėte, Vytautai? Taip, mes ilgai bandėm taip pavieniui kažkaip bandyti atkreipdėmėsi į šito viruso suvaldymo tokias, absurdiškas pusės, bet matom, kad tai neveikia, dėl to tai buvo toks, iš dalies kaip ir protesto forma. Ir labai svarbu vis dėlto, aš dabar jau kaip retrospektyviai matau, žvelgdamas atgal, kad tai būtų organizacija, kuri vienė ir teisininkus, ir meno žmonės, ir technikus, ir statistikus, ir medikus. Ir tai suteikia žmogui vilties. Gaunu daugybę laiškų, ten dėkoja žmonės įvairiausių profesijų ir ta organizacija, jinai yra iš esmės sukurta pandemijos valdymo absurdam atskleisti ir pagal galimybės patarti, ko mums kol kas daryti nesiseka, nes nieks. Jūs kalbate apie pandemijos valdymą, bet aš kaip pilietis tiesiog stebėdamas tai, ką dabar daro Lietuvos valdžia, tai pandemijos valdymą matau asmeniškai tik vienam. Kaukės dėvėti, nedėvėti. Nes ateina ponas Dulkys ir vieną savaitę sako dėvėsim, kitą nedėvėsim, paskui sako, gal kaukės negerai, gal respiratorius, gal dėvėsim, gal nedėvėsim. Tai sakykit, prašau, ta prasme, iš tikrųjų tai yra panacėja, tas pagrindinis stabdymas mūsų, sakykime, pandemijos kaukių dėvėjimas. Tai kas yra ta kaukė? Kaukė yra čia 200 metų chirurginė priemonė nuo bakterinės taršos. Nuo viruso jinai neveikia, kaip pasakė vienas mano kolega, pagal kaukės poros dydį ir viruso dydį, tai tas pats, kas užsitverti tokią senovinę tvorą su štankėtais tokiais tarpais ir tikėtis, kad nepraskris nei uodas, nei žvirblis. Tai yra absurdiška priemonė, tai čia faktas ir... Atsiprašau, kaip tai reikėtų pasakyti, kad kaukė absurdiška priemonė sveikatos apsaugos ministrui Dulkiui, nes prasme, jisai tai turėtų žinoti, nes jisai vadovauja mūsų visai sveikatos apsaugai valstybei. Gintautai, tiesos dėlė reikėtų pasakyti, kad jau prieš tai buvęs ministras, pradžioje jisai samprotavo protingai, bet po to kažkuriuo momentu kažkas jį perlaužė ir jisai pasidarė toks didelis kaukų šalininkas. Dabar jau praėjus tam tikram laikui, yra daugybė tyrimų, kurie įrodo, kad kaukės yra naudingos vagims, kur eina grochin bankomatų, šiaip negražaus veido savininkams, jeigu žmogus kreivas, neurotiškoms asmenybėms. Aš, pavyzdžiui, galiu tokią šiurpi istoriją, reiškia, aš važiuoju su dviratuku, šalia manęs mano draugų dukra, o paskui tie mano draugai. Ir aš sakau jai, kodėl, sakau, tau vasaras, pigina saulė, vėjas į veidą, kam tau tos kaukės? Man taip saugiau. Reiškia, jauna mergaitė, kokia 12-13 metų. Ir po 2-3 mėnesių skambina man jos mama ir sako, gal Vytautai pažįsti kokį gerą vaikų paauglių psichiatrą, mergaitai sunki depresija. Reiškia, kaip tas toksai, ta kaukė, jinai tik formuoja vergišką mentalitetą. Reiškia, jau žmogų uždėjau antsnukį, aš tave nulaužiau. O praktikinės reikšmės jokios neturi. Vokiečiai su savo tokia visiška vokiška precizika padarė tyrimą, kad kaukė 40% mažina transmisiją. Bet ją dėvinti teisingai. Tai va dabar įvertinkit savo patirtį. Ką reiškia teisingai? Kiek Lietuvoje žmonių tą kaukę dėvi teisingai? Keičiasi kas savaitę, kas mėnesį tą kaukę ar kas dieną? Nors reikia turbūt kas porą valandų ją keisti. Aš turiu kaip talismaną kaukę nuo pirmo karantino, beveik geltoną. Galiu eiti jau kraustyti konteinerius ir būsiu savas tarp tų vaikinų. Bet tai reiškia, o teisingai, tai reiškia ją pirmą keisti kas 4 valandas. Labai kruopščiai nusidezinfekuoti rankas prieš keitimąsi. Tas 4 valandas negalima liesti veido kaklo srities. Ir dar ten kažkas tokio, kur paskui tie patys vokiečiai, tik kiti, padarė tyrimą, kas taip atlieka tokias sąlygas išlaiko, tai mažiau negu procentas žmonių. Tai realiai, žinant dar infekcijos mirtingumo lygį IFR nuo COVID, plius minus 0,4, tai dabar žinant, kiek Lietuvoje žmonių mirė,
Tai realiai arba mes išsaugom vieną gyvybę, arba neišsaugom tam kaukiam. Nes va taip, kaip sakiau, tai niekas nedėvi, including visus vyriausybės narius. Jau net ten vienas net nufilmuotas Seimo narys nuo žemės pasikelia ir užsideda. Tai galima pasakyti, kad gerbiamas ministrė ponas Dulky, galite drąsiai pereiti prie dujokaukių, nes kaukių nešiojimas gyvybių neišgelbės. Tai, ką ir sako medicinos ekspertas, tai kad jeigu nešiotumėm teisingai, taip kaip reikia nešioti, nors to nenešioja nei 1% Vokietijoje, tai Lietuvoje turbūt nėra nei 0,5%, drįstu teikti. Tai yra perteklinis reikalavimas ir jokios naudos neneša, nebent jeigu jūs laikote naudą sukeliant depresiją paaugliam, kurį nešioja. Tai labai vaikus žaloja žiauriai. Aš buvau mokykloje, ne taip seniai mačiau, kaip vaikai, jie visaip ten jas dėvi, išskyrus taip, kad teisingai būtų. Tokia butaforija, sakau, tai yra vergo mentaliteto formavimas, reiškia žmogų nulaužė, suformuojam jam paklusnumą. Tai vat. Su kaukiam įsiaiškinom, aš manau, kad žiūrovai suprato, kad tai yra perteklinis reikalavimas ir laukiam tik tais, kada supras mūsų sveikatos apsaugos vadovai ir atšauks tą perteklinį reikalavimą, ne? Bet yra kiti dalykai. Sakykime, aš pats esu vakseris. Visą laiką skiepydavausi nuo gripo, ne? Bet dabar iš tiesų negaliu suprasti, kodėl mane prievartauja iškreiptą formą, netgi, sakykime, reikalaudami pasiskiepinti 3, 4 kartą to reikalaus. Aš 2 kartus pasiskiepinau, nes kaip ir buvo sutarta, gausime tą galimybių pasą. Tai kas iš tikrųjų vyksta? Nes galimybių pasas tai tikrai nėra ta priemonė, kuri kažką tai apsaugos. Tai yra tiesiog skatinimas skiepytis. Bet klausimas, kam skiepytis tą vakciną, kuri nebeveikia prieš mutavusį virusą? Taip, ieškot logikos tame visiškai reikia. Deja, medicina yra visiškai nustumta į šoną. Pandemijos valdyme likęs tik tai kažkokia kvaila politika su biznio elementais, kad kažkodėl užsakyta tiek tų vakcinų. Kaip klausė irgi mūsiškis Ignas Vėgėlė profesorius per televizijos laidą, nežinau kurio televizija, kodėl jūs paaiškinkit nupirkta 14 milijonų, kada mūsų yra ten 2,5, o atmetus vaikus, tai ten 2 milijonai ta skiepijimo rinka. Tai nieks neatsako į tą klausimą, visi apsimeta kažkokias kvailelės. Tai čia nėra medicinos ir ta 3 dozė. Tai yra, aš manau, apskritai daugybė imunologinių absurdų, tai 3 dozė yra viena iš tų imunologinių absurdų. Mus dabar skiepija nuo viruso užpernykščio, kurio jau čia seniai nėra, kuris yra pritaikytas Wuhano alfa tipui. Tai ačiū Dievui, kad dar delta atmaina dar šiek tiek panaši genetiškai, antigeniškai į Wuhano alfa tipą ir tai padėjo sumažinti mirčių skaičių. Tai padėjo sumažinti mirčių skaičių, suvaldyti pandemiją padėjo. Bet dabar omikronas, jis yra dar tolimesnis. Ir jis yra visiškas snarglys, eiliniausias. Paprastas sezoninis gripas turi didesnį mirtingumą negu omikronas žymiai. Roberto Kocho instituto Vokietijoje mokslininkai ištyrė apie 7,000 žmonių. Konkrečiai omikronų užsikrėtusius, tai mirčių buvo 4. Jie beveik visi buvo vakcinuoti, buvo 4 mirtis. Amžiaus vidurkis virš 80 metų. Tai yra 0,057%. Tai, žinot, jeigu taip mes reaguosim į kiekvieną tokio mirtingumo virusą, tai mes nespėsim skelbti visokių karantinų. Aš taip žvelgiu truputėlį plačiau. Kol kas visą tai buvo vadinama kažkokiam sąmokslo teorijom, bet aš dabar matau, kad tai yra tiesiog toks žmonių kontrolės įrankis, panikos kėlimo įrankis. Žmogus kritęs į paniką, jis yra žymiai lengviau valdomas. Tu jam pasakyk, ką nori, jis eis su tą kaukę, kris ant žemės, darys tą, ką reikia, neis į darbą, ves savo vaiką už rankos skiepyti, kuriam dar didesnis absurdas skiepytis. Tai va, ta valdžios retorika dabar prievarta yra vienintelė priemonė. Yra vienintelė priemonė iškištas vakcinas. Daugiau nėra. Kita priemonė yra pagarba ir įtikinėjimas. Gerbt dabartinės tokios valdžios, tai yra tas tarpsluoksnis ten tų, kurie gerbia, tai jie gerbs net jeigu jų pačių vaikus mes į laužą, jie vis tiek balsuos už Gabrielių, yra, žinot, tokia kategorija žmonių. Tai jie gerbė, bet kiti ta pagarba tokia, jinai grįsta daugiau tokia, aš įsivaizduoju, šiokio psichikos. Jūs kalbate apie pagarbą, bet be pagarbos dar yra kitas dalykas - atsakomybė. Mesgi visi žinome, iš tikrųjų, beveik visi, kad vakcina tai yra sąlyginai registruota. Tai iš tikrųjų tai yra, niekas nežino, kokios gali būti pasiekmes. Ir niekur nenumatyta, kad gamintojas vakcinos neš atsakomybę. Jeigu kažkoks tai žmogus gaus, nenumirs netgi, gaus kažkokią komplikaciją, kažkokią lygą, niekas nebus atsakingas. Tai ar etiška valstybės atžvilgių versti žmogų skiepytis
Ir žinant, kad jeigu kažkas atsitiks, niekas už tai neatsakys. Aš priimu sprendimą skiepytis ir aš žinau, ta prasme, laisvanoriškai pats. Bet jeigu žmogus yra nenorintis skiepytis, tai kokio velnio jį verti skiepytis, jeigu niekas nežino, kas gali būti. Jisai pats priima savo sprendimą. Tai kaip jūs galvojate, na, tokie dalykai, ar tai telpa į etikos normas? Na, jūs turbūt esat labai geras žmogus, nuo vaikystės dalyvaudavot inkilėlių šventėje ir nieko gyvenime nesat nuskriaudęs, nes naudojat tokį žodį etika. Tai čia ne tai, kad neetiška, tai yra chamizmas, tai yra fašizmo elementai. To žmonės per prievartą kažkaip bandyti skiepyti, kaip medikus dabar bandė prakišti. Ačiū Dievui, kad tas sveikas protas nugalėjo. Tai dabar kažkoks, na, pavyzdžiui, Gentvilas, jis toksai dabar po Dulkio, antra tokia nusišnekėjimo ikona yra tas senasis Gentvilas, kuris aiškina, kad vakcina saugo kitus. Ji nesaugo kitų. Aš nežinau, ką reikia padaryti. Ar Jankūnas turi su benzinu apsipilti ir susideginti prie Seimo, kad Gentvilui dašiltų, kad vakcina nesaugo kito žmogaus. Vakcinacija nestabdo transmisijos. Tas žmogus tik tai už save prisiima atsakomybę. Ne už kitą. Ir jeigu tas žmogus to nenori, tai jį versta daryti, tai yra chamizmas, tai yra prievarta, palikti jauną žmogų be pajamų, kuris atsimokęs 15 metų. Tai ačiū Dievui, kad jau pagaliau susiprato dalis to Seimo. O kita dalis Seimo, jie yra fanatikai. Jie puikiai suvokia, kad jie jau žemiau neturi kur kristi, jie paskelbė Lietuvai karą ir jie daro taip, kad būtų blogiau. Pasakė, reikia iškištas vakcinas. Galvoju, vienintelis būdas. Tai tu įsivaizduok dabar koks nors žmogus, Grigiškių maniakas Jonaitis. Taip toks buvo, kur merginas prievartaudavo ir jas paskui ten žiauriai užmuždavo. Jis dabar atsistotų ir pradėtų aiškinti, kad reikia vakcinuotis. O dabar žmonių Lietuvos daugumos požiūris į dabartinius valdžios atstovus yra panašiai kaip į Grigiškių veikėją. Pagarbos jau jokios nėra. Yra tokia gili neapykanta, kai kur yra baimė. Kai kurių yra tokia, psichopatizuota, nesveika meilė, kur aš sakiau, tas toks tarpsluoksnis, kurie 30 metų lyjant akmenim už juos balsuoja, nepriklausomai nuo jokių rezultatų, ekonominių, psichologinių, demografinių. Tai yra atskira kalba apie to žmonės. Bet tai ta didžioji dalis, jie priešingai daro. Dabar atsistos koks Gentvilas ten, ar kad ir mano ministeris, ir pradės agituoti. Tai žmogus su tokia požiūriu į valdžią, tai natūralu priešintis ir daryti priešingai. Tai geriau jie nutiltų. Ir dabar vėl aš ėjau nusipirkti ten kažkokią grietinės ir morkų ir jau girdžiu kitoks kažkoks balselis barška krautuvėj, kad ten labai reikia skiepytis. Tai tokios yra metamos lėšos. Mūsų medicinos seserys, naujoviškai slaugytojos, yra prieš paskutinės pagal algas Europoje. Tai merginom pamokėkit pinigus, galvojus, šmikeliai, o ne švaistykite tokiom kvailystėm, ten geri tėvai vaikų nelanko. Už viską reikia mokėti. Ir kad už tas vakcinas reikia mokėti. Tai geriau tom merginom, kurios ir vienišos vaikus augina. Jos vos galą su galu suduria. Ir dabar, kaip jos mato tokį švaistimą, tai yra labai demoralizuoja. Tai mes dabar esam kaip reta demoralizuoti. Žmonės yra tikrai labai demoralizuoti. Ir tą padarė mūsų tokia kvaila valdžios politika, kuria aš jokio nerandu pateisinimo. Nes sveikata, tai jau čia paskutiniai vietai. Jau tegul nejuokina voverių, ten visi Gentvilai, ministerėlis, premjerytė. Čia yra juokinga, kai jie dar aiškina, kad čia kažką išvengti, kažką tai bando. Jokinga. Tai ir mūsų tas institutas ir tiesiog žmonės mums siunčia informaciją, labai įvairią, labai įdomią, kad yra ta vakcinacijos pornografijos elementai. Taip, vakcinos be brūkšnio kodo, kad ar tu negali atsekti tos vakcinos. Kas čia per nesąmonė. Ir mūsų advokatas uždavė klausimą ministerijai. Tai žinot, koks atsakymas buvo, toks kaip vaikų darželio elementai. Jūs neuždavinėkite tokių klausimų, nes vakcinos labai saugiai gabenamas su policijos palyda. Tai daug klausimų nereikia uždavinėti. Nie kiek kainavo vakcinos mums, nie kaip gaminamos, nie kas atsakys už pasiekmes neigiamas. Tai tų klausimų negalima uždavinėti, nes tokios sutartys pasirašė. Taip, būtent apimti panikos. Dėl to, kaip svarbu ir kaip gerai tautai, kai tu turi psichiškai stabilę valdžią. Kaip Andersas Tegnelis, Švedijoje vienintelis pasaulyje atstovėjo blaivę poziciją ir dabar Švedijos yra patys geriausi rezultatai. Užteko vieno žmogaus, o pas mus dėja to žmogaus net nebuvo. Nei tada, nei dabar. Gal mes galėtume nusipirkti kokį protingą mediką ir pastatyti į ministrų, ta prasme, nes jums tai vis tiek neleis, ta prasme. Čia nereikia mediko, čia reikia tiesiog
padoraus žmogaus, psichiškai stabilaus žmogaus, kurie augino atsakingai tėvelį, va čia tokio žmogaus reikia, o ne ten kažkokio mediko. Čia labai gilių žinių nereikia. Mano gimtajam kaime yra vaikinai, kurie po 2 litus, 2 eurus bando susišaudyti prie parduotuvės ar prie autobusų sustojimo, paskui jie perka alų, geria ir krenta. Tai vat jie jau išvelgtų daugybę pandemijos valdymo trūkumų. Čia nereikia būti nei medikų, nei nieko. Tai yra akivaizdu. Stiprybės jums, ačiū už tai, kad dalyvavote mūsų laidoje ir aš tikiuosi, kad arba jūs, arba tokie žmonės, kaip jūs, kada nors Lietuvoje užims postą, kuris bus atsakingas už mūsų sveikatos apsaugą. Ačiū Jums. Aš per daug kalbu. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Šiandien mūsų laidoje buvo biomedicinos mokslų daktaras, akušeris ginekologas, vienas iš sveikatos instituto steigėjų, Vytautas Abraitis. Ačiū visiems žiūrėjusiems, kam patiko, spauskit patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Ačiū.